metais sveiki. Senai matėmės ir Kylu vėl aš į naujas lenktynės. Važiuojam šį kartą į Estiją, į Tartu, kur vyks MTB maratonas. O, pareina pastiprinimas. Ką čia prisipirko? Nieko. Elektrolitai. Elektrolitų. Ir proteinas angliavandenis. Išgeri penktadienį, tai sekmadienį kikina jėgos. Tai čia pas mus kol kas 2 ekipažai. Mano graveliukas bagažiniai, 2 MTB ant stogo. Ten pas kolegas irgi 2 graveliukai ir 2 MTB. Šiaip trasa panašu labiau bus skirta graveliui. Pradalyt ir kilsim toliau kelią, dar liko apie 108 km iki mūsų nakvynės vietos, tenais mes gyvensim finiše. Žodžiu, laukia 86 km trasa. Startas sekmadienį, dabar yra penktadienis, tai rytoj mes tiesiog pasimsim startinius paketus, dar pravažiuosim kažkur tai finišo zonoj, 30 plus minus kilometrų pasivažinėsim. Gerai, ir kylamės ir susimatysim Tartu. Savo negalvoja? Dviratė tavo? Varom atgal. Ten tikrai kelią rodo. Mes čia tai priklydom. Pasitikėkim dažniau Strava rautas. Čia numeriukų atsiėmimas. Ieško mano numeriuko. Nope. 1-2, sako. 1-2. Yes, thank you. 1-4-2-8. Tos tai liko. Visos tinka, bet tos tai... Mano pica su žuvim yra nesuvokiamas. Jo. Su jūrų gerybė. Tai labas rytas. Važiuojam dabar krauti dviračių į autobusus, nes, kaip žinia, mes gyvenom finiše, tai mus turi nuvežti į startą. Tai išjudam dabar, ieškosim, kur tas autobusas, kur tas sunkvežimis, į kurį turim įdėti savo dviratukus. Tai hebra jau priekį nuvažiavę. Op. Berods reikia pavažiuoti ant kilometrą iki to autobusą. Ir tada jau mes atveš mūsų startą, būsim startą. Tai reikės laukti apie valandą laiko starto, nes ten būsim tikrai prieš 9. O mes anksčiau iki to autobus važiuojam dėl to, nes kai pradeda visi vežti savo dviračius į tą sunkvežimį kraut, būna, kad nebetelpa, tada laukia kito autobuso. Tai mes šiek tiek anksčiau nuvažiuosim, susikrausim, ramiai, atsisėsim, pailsėsim dar iki, kad nereikėtų laukti, kad nesušaltume, nes dabar su džempu laukiai yra 14 laipsnių, tai biški vėsoka. Čia jau tikriausiai ir atvykom. Tai gerai, einam krauti dviračių į autobusą. Visi reikiuojasi jau prie
sunkvežimio, kur krausim dviračius. Tai vat, esmė ir buvo atvažiuoti kuo anksčiau, atsistoti į eilę, kad tilptume į su visais. O, lab. Oho. Atsiėmėm dviračius iš autobusų ir dar prasukom kelis ratukus po stadiono apylinkės. Tokiais siaurais takiukais, gal klystu, bet čia tikriausiai slidininkų trasos. Bet kol nėra sniego, labai smagiai važiuojasi ir dviračiu. Tai pasileidi nuo stačios nuokalnės, net nereikia čia niekur minti ir tu užkyli į tokį statų kalniuką. Tai visai smagiai mes čia prasivažiavom ir važiavom į startų gardus. Šiek tiek vėliau papasakojau, kokią tvarką visi čia stovi, o dabar nuaidi starto šūvis ir visa masė pajuda. Daugelis bando nuo pat pradžių užsiminėti kuo geresnės pozicijas, kad tik neužklimti toje milžiniškoje dviratininkų masėje. Matom, priekyje po kairę važiuoja Nerijus, tai bandau laikyti šalia jo. Iš viso 86 km distanciją važiavo apie 1800 dviratininkų, 40 km distanciją apie štuką 3 ir 21 km 350. Tai dviratininkų buvo tiesiog belen kiek daug. Čia pradžio išvažiavimas iš stadiono, dar platus, tai visai važiuoja gan plačiai. Aš bandau nuo pat pradžių laikyti šalia Nerijaus, tačiau mane kažkurioje vietoje uždaro ir nesugebu išsilaikyti šalia jo. Bet tuoj lenkiu per kairę nemažai dalyvių ir vėl prisiveju Nerijų. Kai tokia dviratininkų masė kiekviename kalniuke susidaro kamštis ir jei užstringėjame, realiai tau šakės. Ir čia yra išmoktos pamokos iš Gravelonas Dangus, kunigo Pociūnuose, kur antrame kilometre aš tiesiog strigau ir paleidau grupelę. Tai šiose lenktynės jau darau viską kitaip. Kalniukose bandau kaip tik apsilenkti, kuo daugiau dalyvių, lendu per siaurus takiukus, susiremiau rankomis, alkūnėmis. Ir gal ne kokie komentarai iš oponentų, bet čia vyksta pozicinė kova. Tai bandau kuo daugiau tiesiog jų apsilenkti. Kaip matote, kai kurie dalyviai turi numerius ant nugaros. Tai reiškia, kad jie gali startuoti iš pirmojo gardo, kuris dar vadinamas elito gardu. Ir ten gali stovėti dalyviai, kurių numeriai prasideda nuo 1 iki 300. Šiuose lenktynėse numerius dalyviai gauna pagal tai, kaip jie sufinišavo praeitais metais. Tai kuo geriau pasirodė pernai, tai tuo geresnė pozicijoje gali startuoti kitais metais. Ir čia atkarpėlė plentu susirandu jauną vaikinuką, kuris, matau, neblogai spaudžia, bando išvažiuoti iš visos tos masės. Tai nutariu su juo sužaisti, padirbėti, pasikeisdami važiuojam, tai jis priekį, tai aš. Ir po biškį lenkiame mes tuos dalyvius. Ir vėliau aš jam pasiūlau, sakau, davai varom, bandom pasidaryti tą priekinę grupelę. Aišku, įvardinu aš tą grupelę kaip pirmąją grupelę, bet toli gražu iki pirmos grupelės, kai tiek žmonių, jie tiesiog čia nesibaigia. Tu mini, apsilenkinėjai ir tu nematai tos pirmos grupelės. Ten. Jos tiesiog labai toli ta pirma grupelė. Toliau jau prasideda dvivėžiai miško keliukai, kur tempas daug maž stabilesnis. Čia gal kiek atsipučiu, važiuoju su visais drauge ir toliau išvažiavus iš miško sutinku
Petrauskų šeimyninį duetą iš Antares komandos. Tai trumpai pavažiuojam drauge. Ir vėl kalniukai, nenumetinėju, lendu į tarpelius, kad tik manęs neuždarytų ir neužspaustų koks lėtesnis varžovas, bet vis tolyn į priekį jau varžovai matosi pajėgesni. Darosi ne taip lengva juos apsilenkti, jau tempukas didesnis. Na, bet išlaukiu progos, man kažkaip šitoje vietoje keista net pasidarė. Galvoju, ko jie čia taip vienu takeliu važiuoja. Čia gal lenkt negalima, gal čia kažkokios panetkės, nežinau. Tai dedu pro šoną ir galvoju, bus kaip bus, bet aš čia šitam traukinį nesėdėsiu. Na ir už kelių posūkių vėl identiška situacija, vėl visi dailiai traukinuku važiuoja, traukinys ilgas, Galiorkoje net cigariukų užsikurt galima būtų, betgi ne parūkyt susirinkom, tai vėl kažkoks keistuolis pievom, kloniais per šonus su graveliuku, bet atkirtau dar nemažą grupelę ir ieškau savo tempo grupelės, kurie mane ant ratų galėtų pavežti. Tai po truputį pradedu formuotis tą tempo grupelę mano, su kuria pravažiuos tikrai nemažą atstumą. Grupelės tempas didelis, nes priekyje pastoviai keičiasi žmonės, tai nutariu tiesiog netrukdyti jiem ir pavažiuoti tam traukinyje. Toliau į grupelę prisijungia lietuvis, pasisveikino, sako labas, tai kiek nustebau, bet dėja nežinau nei vardo, nei iš kokios komandos, tik kad ant aprangos šonų Lietuvos herbas, tai nežinau, linkėjimai jam. Čia pravažiuojame maitinimo punktą, jau nežinau kelintas, nes jau jų čia buvo berods kas 12 kilometre, tai aš dar kol kas nestoju ir nieko neimu, nes visko dar turėjau pakankamai su savim. Vandens, gėliukų ir taip toliau. Toliau į grupelę prisijungia dar vienas lietuvis, mano gentainis iš Plungės versmės komandos, Rolandas. Tai su juo irgi pavažiavom nemažą atstumą, linkėjimai jam. O už kelių kilometrų dar pasidėjom Kolibrio komandos narį. Deja, vardu irgi nežinau, bet kažkaip mes neilgai su juo pavažiavom. Manau, norėjo jis tiesiog trumpam atsikvėpti, nes po to atsuko ir nurūko, tai taip aš jo ir nebemačiau. Šiaip nemažai buvo žiūrovų. Daug dalyvių matomai atvyko su šeimos nariais, tai palaikymo buvo tikrai nemažai. Priminė Lietuvos ralio čempionatą, kai žiūrovai tiesiog krūmuose sėdi, mojuoja, šaukia, palaiko. Tai iš tos pusės irgi labai smagu. Ir čia įvažiuojam į labai greitą miško atkarpėlę. Hebrytė panašu dar paspaudė, tai tiesiog bandau išsilaikyti ant rato ir nenudropinti. O šitas takelis tai tikrai techniškas ir reikalauja maksimalios koncentracijos. Po šitos atkarpos savo kartojau, kad reikia atsipalaiduoti, nes į vairą buvau įsitvėręs taip smarkiai, atrodo pirštai sulys į delnus. Nesvarbu, kad tos techniškos vietos jau pasibaigusios, aš toliau neatleidžiu to vairą, tai vis savo kartodavau atsipalaiduoti. Toliau sekė vėl maitinimo punktas, čia jau apie 50 km. Aš vėl nieko neimu, važiuoju toliau, tik išsitraukiu magnio šotuką, nes jau paprakaituoto buvo nemažai ir jau jautėsi šioks toks sunkumas kojose. Tai kažkaip, manau, tas šotukas pagelbėjo, nes toliau sunkumą kažkaip nebejaučiau arba jau užsimiršau. Ir smagioji lenktynių vieta. Vėl įvažiuojam į greitą ir technišką. Realiai čia tokia MTB atkarpa. Ir tai va čia man sekasi. Tai pasirenku blogą trajektoriją ir nesuvaldau dviračio. Dar krentant neišsisegė viena koja, tai
dviratis kažkaip keistai krito ir panašus smūgį sugėrė galinis pavarų permetėjas, greičiausiai palinko auselę ir pradėjo netiksliai junginėti pavaras. Tekdavo paspausti 2 kartus ir tada pavara persijungdavo per vieną arba iš karto per 2 pavaras. Tai kartais jau greitai nebepavykdavo įsijungti reikiamos pavaros, tai teko ten žaisti su tom pavarom. Bet kažkokiu būdu pavyko pasivyti pabėgusią grupelę, tai tęsė važiavimą grupėje. Tempas dar nekrito ir jau darės vietomis rūgštoka. Dar techniška atkarpa daužė visą kūną, bet galvoje šmėžavo mintis, kad jau liko nedaug, apie 30, gal mažiau kilometrų ir kad nereikia numest tempo, tikrai dar užteks tų jėgų ir atlaikysiu. Toliau privažiuojam kitą grupelę, kurioje dar vienas lietuvis, Džervus iš Voltus komandos. Tai sėdžiu dideliam traukinį ir kaupiu jėgas. Čia jau į pabaigą privažiavom dar vieną maitinimo punktą, tai Čiumpu elektrolitų gertuvę. Nežinau, ar ėmiau dėl to, kad norėjau parsivežti gertuvę kaip suvenyrą ir tikrai jau man ten trūko vandens. Grupelės priekyje gan ilgai darbavosi dar vienas lietuvis iš Velonos komandos. Tai pagal numerį Vytautas Binkis. Tai smarkokai suko, visi važiavo jam ant rato, tai tame tarpe ir aš. Tai artėjame mes čia jau į pabaigą, liko gal mažiau nei 8 kilometrai ir Džervus šoka į priekį. Aišku, smarkokai atsuka, nubirėjo dalis grupelės, bet aš iš sportinio intereso ir pailsėjęs ant rato bandau nepaleisti jo ir pasileidžiam tais tartų takais. Na, bet už kelių kilometrų Džervus numeta greitį. Matomai nori, kad aš lyščiau į priekį, bet nes dar iki finišo dar 6 kilometrai ir dar reikia pataupyti jėgas paskutiniai atakai. Pro šoną tuo tarpu pralekia vienas, taip pat sėdės man ant rato, bet jau jo negaudau ir ramiau bandau judėti tolyn. Tai link finišo jau vis arčiau ir tempas po truputį auga pas visus. Pats dar taupausi ir šoku į priekį, bet vėl nedemonstruoju didelio greičio, sulaukiu, kol mane apsilenkė ir galėčiau dar padraftinti. Tai pasigauname ir apsilenkėme baltais marškinėliais nubėgusi varžovą, kuris panašu per anksti į krosnį sumetė visas malkas. Iki finišo lieka nebedaug ir duodu MTBistam dar pavažiuoti priekyje. Aš tik žvilgčioju į lenteles užrašais, ten 2 km, 1 km, 700 metrų ir nebelaukiu 200 metrų lentelės, apsilenkiu MTBistus ir jau tada pats atsuku, kas dar buvo likę kojose. Deja, eilinį kartą nufilmuoti finišą nepavyko, tik jau po visko kaip užkabino medalį ir atstatinėjau elektrolitus. Tai sufinišavau 140 iš tų 1800 dalyvių. Kitąmet, jei važiuosiu, galėsiu stovėti tam pirmam garde ir nereikės tiek daug apsilenkinėtų dalyvių. Apibendrinant lenktynės, tai tikrai įspūdingos varžybos, kai tiek daug dalyvių, niekada netenka važiuoti vienam. Pastoviai azartas ir noras aplenkti priekyje esančius, o jų priekyje visada yra. Tu važiuoji, gaudai, judi į priekį, lenki, tai atstumas irgi ne per didžiausias, 8-6 km, sukilimai irgi ne per daugiausiai. Kažkodėl vieniem daugiau, kitiem mažiau parodė, man parodė apie 1000 metrų sukilimo, kažkas tokio, kitiem ten apie 900, tai nežinau kiek tiksliai. Tai rekomenduoju. Tikrai rekomenduoju visiems. Yra įvairių distancijų, gali ir mažesnės važiuoti. Na, o kitame tikrai norėčiau vėl sudalyvauti, o kai bus matyti.
Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.